1993 metais, prieš 30 metų, tarptautinė tabako kompanija Philip Morris International pradėjo savo istoriją Lietuvoje, neseniai nepriklausomybę atkūrusioje valstybėje. Bendrovės istorija Lietuvoje – tai 30 metų progreso, nuolatinio investavimo, darbo vietų kūrimo ir jų gerinimo, naujausių technologijų pritaikymo, verslo plėtros ir augimo kartu su Lietuva. Per 30 metų Philip Morris Lietuva investicijos į plėtrą pasiekė 400 milijonų eurų. Tai leido mums tapti viena pažangiausių įmonių Lietuvoje bei vienu moderniausių fabrikų PMI šeimoje. Šiandien mūsų produkcija eksportuojama net į 33 pasaulio rinkas. Solidžiai prisidedame prie valstybės gerovės. Jos biudžetą per 30 metų papildėme beveik 4 milijardais eurų įvairių mokesčių. Fabrikas yra vienas didžiausių darbdavių regione, o tvarumas dėmesio centre jau daugelį metų. Per šiuos 30 metų fabriko gamybos apimtys išaugo daugiau nei 10 kartų, o pagal gamybos pajėgumus ir pagamintą produkcijos kiekį esame 4. Philip Morris International fabrikas pasaulyje. Sėkmės istorijos pradžią žymi kukli žinutė New York Times. Philip Morris International skelbia apie investiciją Lietuvoje. Įmonė 1993 metais įsigijo Klaipėdos valstybinį tabako fabriką. 1994 metais paskelbiama ir apie naujojo fabriko statybą Klaipėdoje. Tai buvo pirmoji plyno lauko investicija Lietuvoje. Šie pirmieji įmonės žingsniai buvo itin svarbu šalies ekonominio pagrindo kūrimui ir kitų užsienio investicijų atėjimui. Kartu su tarptautiniu verslu į Lietuvą ateina ir tarptautiniai prekės ženklai. Jau po metų pradedama statyti naują modernų fabriką, kuris veikti pradėjo 1997 metais. Vėliau senąjį Klaipėdos tabako fabriko pastatą PMI perdavė miestui už simbolinį 1 litą. Dabar ten įsikūręs Klaipėdos kultūros fabrikas. Philip Morris Lietuva auga ir toliau kryptingai investuoja. Pradeda veikti naujas tabako paruošimo padalinys, o didėjant darbo apimtims, gamybos plotas didinamas net 3000 kvadratinių metrų. Įdiegus naujas modernias gamybos linijas, pradedamas gaminti pjautas tabakas ir produkcija eksportui, instaliuojami specialių formatų įrenginiai, o su Klaipėdos fabrike pagaminta produkcija žengiama į Japonijos rinką. 2015 metais 40 milijonų eurų investuota į gamybos pajėgumų plėtros projektą. 2016 metais investavus beveik 19 milijonų eurų startuoja fabriko plėtros ir modernizavimo projektas, pagerinęs sąlygas darbuotojams ir atvėręs kelią dar spartesniam augimui. Fabriko plotas padidėjo 8000 kvadratinių metrų. 2022 metai žymi filtrų gamybos padalinio plėtros projekto pradžią. 2017 metais Lietuvoje pradėjome prekiauti tabako kaitinimo sistema Aikos ir kaitinamojo tabako gaminiais HEETS, o jau 2022 metais Philip Morris Baltic kaitinamojo tabako produktų pardavimo apimtys Lietuvoje viršijo cigarečių pardavimo apimtis. Naujausiais duomenimis Lietuvos rinkoje parduota apie 164 milijonai HEETS Terea Fit pakelių. Šiandien kaitinamojo tabako gaminiai sudaro trečdalį visų parduodamų tabako gaminių Lietuvoje. O Vilnius yra lyderis pasaulyje, mat čia kaitinamojo tabako dalis siekia 40%. Philip Morris Lietuvoje progreso variklis – atvirumas naujovėms. Žengdami kartu su pasaulio pažanga ir Philip Morris International siekiu būti inovacijų lyderiais pasaulyje, įdiegėme ir pritaikėme daugybę pažangiausių technologijų, investavome į inovatyvius sprendimus ir produkcijos gamybos procesus. 20 veiklos metus bendrovė pradėjo dar vienu ambicingu daugiau nei 9 milijonų eurų vertės projektų filtrinių tubelių gamybą. Naujai įdiegta tiesioginio produkto pakrovimo sistema padidino darbuotojų saugą logistikoje, optimizavo produkto saugojimo ir pakrovimo kaštus bei laiką pasiekdama net 90% efektyvumo rodiklį. Naujieji SEAL gamybiniai įrenginiai užtikrina aukščiausią produkto kokybę karšto ir sauso oro klimato sąlygomis artimųjų rytų rinkų vartotojams.
Philip Morris International nuolat investavo į fabriko modernizavimą ir tvarumą. Šiandien veikiame laikydamėsi draugiškumo aplinkai principo bei didžiuojamės būdami pavyzdžių kitiems Philip Morris International fabrikams visame pasaulyje aplinkosaugos ir tvarumo srityse. Ir tvarumas nėra tik tai žodis. Jau nuo 2012 metų net 97% fabriko atliekų yra rūšiuojama ir perdirbama, o šiandien šis perdirbamų atliekų kiekis sudaro beveik 100%. Veikia tvari apšvietimo sistema. Modernios technologijos ir įrenginiai mažina anglies dvideginio emisiją. 80% sumažinta bendra nuotekų tarša, o visos neperdirbtos atliekos deginamos ir naudojamos Klaipėdos miestų šildymui. 2019 metais Klaipėdoje esantis fabrikas žengė svarbų žingsnį aplinkosaugos srityje. Tapo pirmuoju anglies dvideginiui neutraliu fabriku. Tai pirmas Philip Morris International fabrikas pasaulyje, kuriam buvo suteiktas Carbon Neutral sertifikatas. 2020 metais įgyvendinami garų gamybos efektyvumo ir panaudojimo gamybos procesuose projektai, įdiegta aplinkosauginių rizikų ir elgsenų stebėjimo sistema. 2022 metais fabrikas pradėjo diegti tarptautinį Alliance for Watership Stewardship vandens valdymo standartą, kurio sertifikavimas įvyks šių metų spalio mėnesį. Visos pastangos ir veiksmai svarbus žingsnis prisidedant prie strateginio Philip Morris International tikslo iki 2025 metų paversti neutralia anglies dvideginio atžvilgiu visą korporacijos tiesioginę veiklą, o iki 2040 ir visas netiesioginės veiklas. Šiandien Lietuvoje veikiančių Philip Morris Lietuva ir Philip Morris Baltic sėkmės istorija kuria beveik 800 darbuotojų komanda ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje bei Estijoje, o įmonės yra vienos geidžiamiausių darbdavių šalyje. Kartu su Philip Morris International investicijomis į Lietuvą atkeliavo ir vakarietiška darbo etika bei kultūra, tapusi pavyzdžiu daugeliu kitų įmonių šalyje. Atvirumas, pagarba ir bendradarbiavimas – pamatinės visų darbuotojų vertybės. Rūpestis darbuotojais, išskirtinių darbo sąlygų, komandos motyvacijos ir tobulėjimo galimybių užtikrinimas – Philip Morris įmonių Lietuvoje ir Baltijos šalyse veiklos prioritetas. Jaučiamės ir svarbi visuomenės dalis. Tai ne kartą įrodėme savo darbais inicijuodami naujas ar prisijungdami prie jau vykstančių aplinkosaugos, socialinių, kultūrinių iniciatyvų. 2015 metais įmonė pirmą kartą įvertinta tarptautiniu geriausio darbdavio sertifikatu Top Employer. Ir šį statusą pateisina kasmet, net 9 kartus iš eilės, pripažinta kaip geriausia vieta dirbti. Philip Morris Lietuva moteris ir vyrai turi lygias galimybės dirbti ir uždirbti. Už tai įmonei suteiktas Equal Salary sertifikatas. Už įmonės pasiekimus lygių galimybių srityje suteikti lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos lygybės sparnai. 2019 metais suteiktas bedūmio darbdavio statusas. 2022 metais tapome nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų laureatais. Philip Morris Baltic įvertinta kaip palankiausia emocinę aplinką kurianti įmonė, o Philip Morris Lietuva už lygybės principų puoselėjimą ir saugos darbe prevenciją tapo metų darboviete. Šiandien galime didžiuotis savo ilgamečių darbuotojų lojalumu ir atsidavimu. O inovatyvūs projektai, bedūmio pasaulio kūrimo siekis, padeda pritraukti naujų talentų. Philip Morris International, kurdama bedūmę ateitį visame pasaulyje, itin dideliu greičiu keičiasi pati, kartu keisdama ir tabako pramonę, visuomenės elgseną bei pasaulį. O mes esame šių reikšmingų pokyčių kūrėjai ir liudininkai. Šiandien mes, visa tarptautinė Philip Morris International šeima, visi drauge ir kiekvienas asmeniškai turime išskirtinę galimybę prisidėti prie didžiausio istorijoje pokyčio įgyvendinimo ir ambicingų ateities tikslų pasiekimo.